Ištrauka iš Gešės Džampo Stinlėjaus knygos Lodžongas – Dvasios ugdymo menas. 7 prasmės. Paskui autorius pradeda aiškinti, kas yra 7 dvasios ugdymo prasmės. Iš pradžių aš jums trumpai jas išdėstysiu. Kai turėsite bendrą jų supratimą, išsamus aiškinimas bus naudingesnis. Taigi, 7 esminės dvasios ugdymo pozicijos yra tokios. 1. Parengiamosios praktikos. 2. 2 bodičitos tipų pažadinimas. 3. Nepalankių sąlygų pavertimas nušvitimo keliu. 4. Visos praktikos sujungimas viename gyvenime pasitelkiant 5 jėgas. 5. Dvasios išugdymo matai. 6. Dvasios ugdymo įžadai. 7. 22 patarimai dvasios ugdytojui. Kai įsisąmoninsite šias 7 prasmes, bus galima teigti, kad jūs aiškiai supratote dvasios ugdymo mokymą. Tuomet tapsite Mahajanos jogu. Čia taip pat aiškinami dvasios išugdymo matai, kriterijai, kuriais remdamiesi galėsite suprasti, ar esate jogas ar ne. Yra 18 dvasios ugdymo įžadų arba samajų. Šie įžadai primena tvorą, kuris saugo jūsų brangųjį protą, besirūpinantį kitais. Jie labai svarbus. Kol kas mums būna taip. Pradedame kiek nors rūpintis kitais, bet po kelių dienų ši proto būsena dingsta, nes ji niekuo neapsaugota, nėra tvoros, tų 18 ją sudarančių lentų. Taigi įžadai yra jūsų proto apsaugos nuo neigiamų įtakų, neigiamų emocijų priemonės. Jie skirti visai ne tam, kad jūs kamuotų. 22 pamokymai arba patarimai susiję su dvasios ugdymu padės jums išsiugdyti rūpinimąsi kitais ir susilpninti savimeilę. Šie nepaprasti pamokymai siejasi su jūsų kasdienė praktika. Jeigu jais vadovausite savo kasdieniame gyvenime, jūsų gyvenimas taps labai prasmingas. Šie 22 patarimai yra puiki strategija, kuria naudodamiesi jūs neleisite tamsumams, neigiamoms emocijoms užvaldyti proto. Tai tarsi šachmatų žaidimo strategija. Kai mokote žaisti šachmatais, didmeistris savo daryk tokį ėjimą, šitokio nedaryk, pradžioje padarę klaidingą ėjimą, netrukus galite prarasti visas savo galimybės laimėti. Taigi tie įžadai ir patarimai turi didelę praktinę vertę. Jeigu kasdieniame gyvenime laikysitės 18 įžadų ir vadovausitės 22 pamokymais, jūs iš tiesų praktikuosite dvasios ugdymą. Netgi dainuodami jūs vykdysite galingą dharmos praktiką, nes dainuosite kitų laimiai. Todėl jūsų dainos bus daug vertingesnės nei kokio kito žmogaus retritas, kurio metu jis sėdi ir galvoja, kadagi aš pagaliau pasieksiu rezultatą. Taip galvoja jo ego. Jis mąsto apie daugelį keistų dalykų. Aš geriausias žmogus, aš praktikuoju atsiskyręs, o Olegas dabar vaikšto šen bei ten, jis blogas žmogus. Dima taip pat užsiima niekais, nepraktikuoja. Aš geriausias iš visų. Dabar pakartosiu 100 000 mantrų, vėliau dar 100 000. Tai ne dharmos praktika, tai savojo ego išpūtimas. Taigi, kai iš tiesų sužinosite, kas sudaro visus šios mokymus, galėsite praktikuotis kasdieniame gyvenime. Tuomet kiekviena situacija jums bus puiki proga praktikuoti dharmą. 1 prasmė – parengiamosios praktikos. Tekste pasakyta: pirmiausia, vykdyk parengiamasias praktikas. Kodėl šis mokymas vadinamas 7 dvasios ugdymo prasmėmis? Nes suprasdami tas prasmes jūs galite ugdyti savo dvasią. 1 prasmė arba pozicija – parengiamųjų praktikų vykdymas. Šiuo atveju parengiamosios praktikos reiškia pradinės ir vidutinės stadijos saviugdą. Tokia praktika yra parengiamoji dėl to,
kad perėjus ją pasirengiama pažadinti bodičitą. Lamrimo mokyme kalbama apie 3 praktikuojančiųjų asmenybių lygius – žemesnėje, vidutinėje ir aukščiausioje asmenybės. Dvasios ugdymo mokyme kalbama apie aukščiausiai praktikuojančių lygį, tai yra šis mokymas yra skirtas aukščiausiai asmenybei. Todėl nesuprasdami ir neperėję žemesniosios ir vidutiniosios asmenybių lygių, jūs negalėsite vykdyti praktikos skirtos aukščiausiai asmenybei. Todėl dvasios ugdymo mokyme akcentuojamos parengiamosios praktikos. Vidutinysis praktikos lygis. Kad nuoširdžiai ir visiškai pažadintumėte savo širdyje bodičitą, labai svarbu iš pradžių praktikuoti vidutiniojo ir pradinio lygio saviugdą. Jeigu iš karto imsitės ugdyti dvasią neatlikę vidutiniojo ir pradinio lygio parengiamųjų praktikų pagal lamrimą, meilė ir atjauta, kurią jūs šiek tiek pažadinsite, nebus gilios. Aišku, ši meditacija jums bus labai naudinga, bet jos vaisiai nebus ilgalaikiai, greitai sunyks. Esu įsitikinęs, kad klausydamiesi šio mokymo, jūs pajusite šiek tiek meilės ir atjautos. Pajuskite šį mokymą. Bet vėliau, kai grįšite į savo įprastą miestietišką gyvenimą, visi šie jausmai gana greitai išnyks. Jie neužsilaikys jūsų sąmonėje, panašiai kaip akmuo, nuriedantis nuo kalno šlaito. Mat jūsų dvasia dar neturi gerų pagrindų, gero pamato. Tad galite pastebėti, kad visi lamrimo mokymai yra glaudžiai susiję ir šio tarpusavio ryšio mechanizmas tiesiog neįtikėtinas. Taip pat turite suprasti, kad dvasios ugdymo mokymas yra viena lamrimo mokymo dalis. Lamrimo mokymas apima viską. Kad pažadintumėte bodičitą, iš pradžių reikia pažadinti atsižadėjimą. Kas yra atsižadėjimas? Atsižadėjimas reiškia, kad supratę 12 priklausomo kilimo grandžių, jūs suvokite, kad mes sukame samsaroje. Mes sukame samsaroje, būdami visiškai priklausomi nuo savo tamsumų, neigiamų emocijų. Jūs suprantate kentėjimo prigimtį, kuri persmelkia visą samsarą. Be to, jūs suprantate visas savybes, būdingas išsilaisvinimo būsenai. Išsilaisvinimas reiškia proto išsivadavimą iš visų tamsumų. Ši proto būsena yra tikra, tobula ramybė. Kai tą suprasdamas protas nuolat stengiasi išsivaduoti iš tamsumų, tai vadinama atsižadėjimu. Atsižadėjimas tai siekimas išsivaduoti iš tamsumo ligos. Jeigu neišsivadavę iš tamsumo iškart imsitės ugdyti bodičitą, negalėsite suprasti, kas ji yra. Įsivaizduosite ją labai miglotai. Jūs bandysite linkėti būtybėms laimės, bet ne tokios, apie kurią kalbėjau, o tik pasaulietiškos, atitinkančios jūsų miesčionišką laimės vaizdinę. Jeigu manote, kad girtauti yra laimė, sakysite, tebūna visos būtybės laimingos, tegu jos visada turi užtektinai degtinės. Toks laimės linkėjimas niekam netikės. Taigi, kad pažadintumėte meilę, kuri reiškia troškimą, kad visos būtybės būtų laimingos, turite suprasti, kas yra tikroji laimė. Kad jumise gimtų atjauta arba noras, jog visos būtybės išsivaduotų iš kentėjimo, jūs turite aiškiai suprasti, kas yra kentėjimas. Jei norite, kad visos būtybės atsikratytų kančių priežasčių, turite puikiai suprasti, kokios yra tos priežastys. Bodičitos pažadimo pagrindas yra 4 tauriųjų tiesų meditacija. Pirmiausia, labai svarbu suprasti visas kančias. Kas yra taurioji kentėjimo tiesa? Jūs taip pat turite gerai suprasti, kas yra 3, 6 ir 8 kančių rūšis. Tekste Abhisamaja Alamkara, būdama Maitrėja, išsamei aiškina visas kančių rūšis. Kol kas mums žinoma tik viena kančios rūšis – kentėjimo kančia. Mes nesuprantame, kas yra permainų kančia. Taip pat nesuprantame, kas yra visa persmelkianti kančia. Kai suvoksime permainų kančią,
kai suprasime visą persmelkiančią kančią, taip pat sužinosime, kad šios dvi kančių rūšys daug pavojingesnės už kentėjimo kančią. Pradėsime siekti atsikratyti visą persmelkiančios kančios. Permainų kančia mus apgaudinėja, mes apsigauname, nes nesuprantame, kad permainų kančia yra kančia ir maname, jog ji yra laimė. Pagal budizmą, visa mūsų laikina laimė, tai ką laikome laimė, iš tikrųjų yra permainų kančia. Samsaroje nėra jokios laimės, tai yra permainų kančia. Pavyzdžiui, girtavimas – permainų kančia. Kai kurie protingi žmonės tai supranta, todėl negeria. Bet pavyzdžiui, skaniai pavalgyti – taip pat permainų kančia. Todėl valgyti ne dėl malonumo, o palaikant gyvybę yra išmintingiau. Klaidinga manyti, kad skanus valgis susijęs su laime. Jei maistas iš tikrųjų teiktų jums laimę, tada kuo daugiau valgytumėte, tuo būtumėte laimingesni. Ak, kokia laimė, ak, kokia laimė. Tačiau kuo daugiau valgote, tuo labiau jūsų pojūčiai virsta kančiomis. Kodėl? Todėl, kad iš pradžių maistas malšina alkio kančią, o vėliau pradeda stiprėti persisotinimo kančios. Paanalizavę šį klausimą suprasite, kad maistas neteikia laimės. Jis mažina vieną ribinę kančią ir tuo pat metu didina kitą. Taigi panašiai ir joks kitas dalykas samsaroje negali teikti laimės jums. Taip jis mažina vieną ribinę kančią, bet tuo pat metu dėl jo stiprėja kita kančia. Kai tą suprasite, nebeprisirišite prie jokio samsaros objekto. Turite suprasti, kad jokie jos objektai nesuteiks jums tikros laimės. Visa tai iš tiesų yra permainų kančia. O dėl to, kad manote, jog objektas sukeliantis permainų kančią iš tikrųjų teikia laimę, jūs susikūrėte labai daug blogos karmos siekdamas tą objektą turėti. Pažvelkite, kiek pasaulyje konfliktų, kiek karų, viso to priežastis viena. Žmonės mano, kad išorinėme pasaulyje egzistuoja konkretūs materialūs objektai, galintys teikti jiems laimę. Todėl žmonės pasiryžę padaryti bet ką, kad juos įgytų. Pavyzdžiui, mūsų laikais vienų pagrindinių objektų teikiančių laimę laikoma nafta. Dėl naftos telkinių kyla daug karų ir konfliktų. Šiais laikais daugiausia kariaujama dėl naftos ir dujų. Anksčiau buvo kariaujama dėl teritorijų. Tokia pat padėtis yra ir valstybėje bei šeimoje. Žmonės mano, kad išoriniai samsaros objektai gali atnešti jiems laimę, todėl daro viską, kad juos įgytų, netgi žudo. Tačiau tuose objektuose slypi trejopa kančia. Iš pradžių mes kenčiame dėl to, kad neturime norimo objekto. Paskui, jei jį įsigyjame, pradedame kentėti dėl to, kad jį turime. Ir dar kenčiame tada, kai reikia su juo skirtis. Šią trejopą kančią žmonės patiria visame pasaulyje – Rusijoje, Europoje, Amerikoje, visoje samsaroje. Kadangi žmonės mano, kad išoriniai objektai gali teikti jiems laimę, juos apninka įkyri mintis, idėja fikse, vieną ar kitą objektą gauti. Būtent dėl to jie patiria tą trejopą kančią. Kas iš tiesų yra idėja fikse? Kai jūs labai alkani, jums atrodo, kad laimė – valgis. Net medituodami jūs galvojate, tik valgis gali padaryti mane laimingą. Tai viskas, ko man reikia šiuo metu. Daugiau man nieko nereikia. Tai ir vadinama idėja fikse. Tik šis dalykas padarys mane laimingą, visa kita neturi reikšmės. Tokia mūsų psichika. Dėl proto silpnumo menkiausias nepatogumas, kai ko nors trūksta, tuoj pat sukelia įkyrią mintį gauti trūkstamą objektą. Taip pat galvojame, man daugiau nieko nereikia, tik to. Pavyzdžiui, kai jaučiatės vienišas, galvojate, dabar man svarbiausia gyvenimo draugė, nieko kito man nereikia. Tokia mintis jums irgi virsta idėja fikse. Tas objektas jūs tarsi apsėda ir jūs kenčiate, kad neturite to trokštamo objekto. Ne tik kenčiate, bet jums kyla ir daug neigiamų emocijų.
tačiau ne tai blogiausia. Blogiausia yra tai, kad toks požiūris verčia jūs veltui iššvaistyti savo brangųjį gyvenimą. Jeigu tada, kai jūs apniko įkyrios mintis apie kokį nors objektą, ateičiau pas jūs ir pasakyčiau, mylėkite kitus labiau nei save, jūs pamanytumėte, kokias nesąmones paisto Gešetinlėjus. O jei jums pasakyčiau, tą objektą, kurio tu taip trokšti, atiduok kitiems, iš tiesų jis tau nereikalingas. Jūs neklausytumėte mano žodžių, mano mokymas jūsų niekiek nedomintų. Jūs tik pasakytumėte savo, Gešetinlėjus, eilinė kliūtis man tą objektą įsigyti. Ir tuomet imtumėte mane laikyti vienu iš savo priešų. Kodėl? Todėl, kad tokioje situacijoje jūsų priešai būtų visi ir visa, kas kliudo jums įsigyti trokštamą objektą. Taigi labai svarbu suprasti, kad permainų kančia yra kančia. Jeigu tai suprasite, manasis dvasios ugdymo mokymas apie būtinybę rūpintis kitais labiau nei savimi, taps jums labai prasmingas. Jei suprasite, kad permainų kančia yra kančia, jeigu suprasite 4 tauriųjų tiesų mokymą, tai kaip tik išgirsite, kaip Geshe Čekava 2 mokymo eilutes. Atiduok visą pergalę kitiems. Prisijimk visą pralaimėjimą. Jūsų širdyje kažkas tuoj pat pasikeis ir kils didžiulis noras kuo daugiau sužinoti, kaip galima tokį dalyką iš tiesų pasiekti. Kas šioje situacijoje yra pagrindas? Tai supratimas, padedantis jums daug geriau pažinti mokymą apie bodičitą. Apie visą persmelkiančią kančią jūs turite žinoti, kad tai yra mūsų psichofizinės sąrankos, mūsų skandos. Visa persmelkyti kančia nėra išorinė. Šie kūnas ir protas būtent ir yra visa persmelkianti kančia. Mūsų kūnas ir protas yra visų mūsų kančių pagrindas, nes juos valdo tamsumai, neigiamos emocijos. Galima sakyti, mūsų kūne ir prote žiojėja nematomos žaizdos, nes skandos gimė valdomos tamsumu. Kol neužgydysime šių nematomų žaizdų, tol nebūsime laimingi. Taigi, geriausias būdas išspręsti savo problemas – užgydyti neregimas kūno ir proto žaizdas. Jeigu jas išgydysime, tai pavyzdžiui, bet kokie žmonių prisilietimai prie mūsų kūno nesukels jokio skausmo, o jei žaizdų neišsigydysime, mums skaudės, kai tik žmonės jas lies. Mūsų kūnas kenčia nuo šalčio, karščio ir labai greitai išalksta. Kodėl? Todėl, kad jame yra nematoma žaizda. Vos įsipjaunate, iškart pajuntate skausmą. Kai užgydysite tą nematomą žaizdą, tai yra, kai pasieksite arhato būseną, skausmo nepajusite, jei kas nors jūs sužeis. Kodėl? Todėl, kad jumise nebebus neregimos žaizdos. Kol kas tokia pat nematoma žaizda žiojėja ir mūsų prote. Jei kas pavadina mus kvailiais, šis žodis lyg strėlė perveria širdį. Taip yra todėl, kad mūsų prote atsivėrusi nematoma žaizda. Kai ją užgydysime, net jei 1000 žmonių vadins mus kvailiais, mums bus visiškai neskaudu ir mes niekiek nesutriksime. Vienas dvasinis mokytojas pasakė, jei nepakeisite savo mąstysenos, net patekę į rojų jausitės nelaimingi. Turite suprasti, kad tol, kol jūsų protas sirgs tamsumo liga, kad ir kur patektumėte, kad ir kiek turto turėtumėte, būsite nelaimingi. Pasak Šantidevos, jeigu bandysite visą žemę padengti oda, norėdami nesusižeisti kojų, jums taip pat nepavyks, o jei apsiausite odinius batus, kad ir kur eitumėte, kojų nesusižeisite. Taip ir mes, trokšdami laimės, stengiamės pakeisti išorinės aplinkybes. Tačiau tai reikia apsiauti batus, tai yra sutramdyti savo protą. Iš kur atsirado tos 3 kančios rūšys? Kentėjimo kančia, permainų kančia ir visa persmelkianti kančia. Buda sakė, kad jų kilmę nurodo antroji taurioji tiesa,
kentėjimo šaltinio tiesa. Kas yra šaltinis? Proto tamsumai. Jūs turite suprasti, kad mūsų kentėjimo šaltinis tik proto tamsumai, o ne kokie nors išoriniai dalykai. Kai Buda mokė tauriosios kentėjimo šaltinio tiesos, jis atskleidė samsaros mechanizmą, aiškindamas 12 priklausomo kilimo grandžių. Taip jis paaiškino, kaip mes sukame samsaroje. Kai medituosite, susimastysite, kaip išsilaisvinti iš tų 12 priklausomo kilimo grandžių, iš šio ciklo, vis bloškiančio mus į samsarą. Šanti Deva sakė, kaip mes galime samsaroje jausti kokią nors laimę, kai visas mūsų kentėjimo šaltinis – tamsumai aktyviai veikia mūsų širdyje. Kol tai vyksta, kaip mes galime ilsėtis, atsipalaiduoti, kaip galime samsaroje džiaugtis laikina laime. Taigi, jums reikia suprasti, kad jūsų pačių tamsumai yra visų jūsų kančių šaltinis ir pasiryžti išsivaduoti iš tamsumų, pamačius, jog jie panašus į nuodingą gyvatę. Šanti Deva dar pridūrė, kai nuodinga gyvatė užkrinta jums ant kelių, jūs tuoj pat ją numetate, nes žinote, kad ji pavojinga. Tačiau ką nuodinga gyvatė jums gali padaryti? Ji gali pražudyti jūsų kūną, bet dėl jos nepateksite į pragarą, o tamsumai daugybę kartų vertė jūs prarasti savo kūną. Jie gynė jūs į mūšių laukus, šnibždėjo, kad jūs esate narsus didvyris ir turite susidoroti su savo priešais. Ir jūs ėjote, daugybę kartų ėjote į mūšio laukus ir ten žūdavote. Iš tikrųjų, jūs žudė proto tamsumai primenantis gyvatės įgėlimą. Be to, jūsų tamsumai buvo daugybę kartų nutempę jūs į žemutinius pasaulius. Taigi Šanti Deva pabrėžia, pavojingiausias dalykas šiuose 3 pasauliuose – jūsų tamsumai. Kol jie temdo jūsų protą, neįmanoma tapti laimingiems, nes jie jūsų kančių šaltinis. Paskui jūs susimastote, kaip pasiekti proto būseną be jokių tamsumų, visiškai iš jų išsilaisvinti. Kasgi yra išsilaisvinimas? Tai visiškai iš tamsumų išsivadavusio proto būsena. Kai jūs sunaikinsite visus tamsumus, pasieksite išsilaisvinimo būseną. Visi Budos mokymai skirti jūsų proto tamsumams pašalinti. Kai juos galutinai nugalėsite, vadinsitės nugalėtoju, priešų nugalėtoju. Ir kai jūsų protas visiškai išsivaduos iš tamsumų, jo būsena bus tobula laimė. Taigi, tai yra vienintelė laimė, proto būsena be jokių tamsumų. Nes kuo ilgiau truks tokia būsena, tuo būsite laimingesni. Jūs niekuomet nepasakysite, aš pavargau nuo šios proto būsenos. Arhatai, panirę į meditacinės pusiausvyros būseną be jokių tamsumų, gali daugelį eonų joje išbūti, nes ji yra nepaprastai rami. Todėl Budai tenka išvesti arhatą iš jo meditacinės pusiausvyros. Jis jam sako, tu pasiekei tobulą proto būseną, visiškai išsivadavimą iš tamsumų. Bet tavo būtybės, motinos, vis kenčia samsaroje. Kokia prasmė mėgautis asmeninę laimę? Tai Buda padeda arhatams pažadinti atjautą ir jie įžengia į bodičitos kelią. Buda dar sako arhatui, nors tavo protas atsikratė visų tamsumų, tu dar nerealizavai viso savo gerojo potencialo, kad galėtum padėti visoms būtybėms. Todėl tau reikia visų būtybių labui pasiekti Budos būseną. Taigi, kai supratęs tai, kas buvo aiškinta, pradedame nuolat siekti išsivadavimo iš visų proto tamsumų, įgyjame atsižadėjimą. Nuolatinis išsivadavimo iš visų tamsumų siekis ir vadinamas atsižadėjimu. Atsižadėti nereiškia, kad reikia palikti šeimą, atiduoti butą ir metus darbą ir visą kitą išvykti iš Maskvos. Aš tapau budistų jogu, todėl turiu viską palikti ir išvykti iš Maskvos. Maskva blogas miestas. Tokios mintis nėra atsižadėjimas. Tikrasis atsižadėjimas
tauriosios kentėjimo tiesos, tauriosios kentėjimo šaltinio tiesos supratimas. Ir pasak Šantidevos žinojimas, kad pavojingiausi šiame pasaulyje ir visose trijose pasauliuose yra proto tamsumai. Kol jų neatsikratysiu, nebūsiu laimingas. Paskui jūs ugdote nuolatinį troškimą, kad išsivaduoti iš šių tamsumų. Kad galėtume išvaduoti savo protą iš visų tamsumų, Buda paskelbė mums 4 taurėje tiesą, kelio tiesą, kuri primena vaistą gydantį tamsumų ligą. Visų tamsumų šaknis yra nežinojimas. Absoliutus galutinis vaistas nuo nežinojimo, tuštumos pažinimo išmintis arba kelias. Kai dingsta nežinojimas, išnyksta ir tamsumai. Kai atsikratote tamsumo, nebekuriate neigiamos nešvarios karmos ir nebesusidaro sąlygos pasireikšti anksčiau susikurtai neigiamai karmai. Taigi jūsų neigiama karma virsta sudžiūvusiomis sieklomis, kurios nesusidariusios atitinkamoms sąlygom nebegali jumise sudygti. Tai baigėsi bet koks kentėjimas, išnyksta 3 kančios rūšys, jūs jų nebepatirėte. Tokia proto būsena, visiškas išsivadavimas iš visų tamsumų ir kentėjimo, vadinama išsilaisvinimu arba nirvana. Nirvaną mes pasiekime per tiesioginio tuštumos pažinimo išmintį, kuri aiškinama 4 tauriąja tiesa. Šantideva pasakė, jei pats žmogus net sapne nesiekia tokio išsilaisvinimo, kaip jis gali siekti atvesti į tokį išsilaisvinimą visas būtybės? Praktikuodami lodžongą, jūs linkite visoms būtybėms laimės. Tačiau kokios laimės? Jūs nelinkite, kad visos būtybės turėtų puikius automobilius, vilas, vyrus, žmonas ir kitokias gėrybės, nes nuo to jos tik dar labiau kentėtų. Tai, kas jums atrodo laimė, kitiems nelaimė, o kančia. Todėl jūs linkite joms tikrosios laimės, visiškai iš tamsumo išsivadavusio proto būsenos ir šios laimės priežasties. Tokios laimės priežastis yra bodičita, rūpinimasis kitais labiau nei savimi. Kai sakote, tebūnie visos būtybės laimingos, tai įgyja laimės priežastis. Jūs laimę suprantate kaip visiškai iš tamsumo išsivadavusio proto būseną, o jos priežastis kaip bodičita ir tuštumos pažinimo išmintį. Jūs linkite joms šių 2 priežasčių. O kai sakote, tai išsivaduoja visos būtybės iš kančių ir jų priežasčių, turite omenyje ne kokias nors laikinas kančias, o 3 kančios rūšis, apie kurias kalbėjome, ypač visą persmelkiančią kančią. O kančių priežastis yra proto tamsumai, ypač nežinojimas. Kai suvokite, kokie pavojingi tamsumai yra jums patiems, suprantate, kad jie pavojingi ir visoms kitoms būtybėms. Jie primena nuodus, todėl jūs linkite, kad visos būtybės iš jų išsivaduotų. Trumpai tariant, sakydami, tegu visos būtybės įgyja laimę ir laimės priežastis, jūs linkite, kad jos įgytų 3 ir 4 tauriųjų tiesų objektus. 3 taurėje tiesa skelbiama kančių ir tamsumų baigtis. Ji yra tikroji laimė, o viena iš laimės priežasčių, tuštumos pažinimo išmintį, nurodo 4 taurioji tiesa. Kita jos priežastis – bodičita, kuri yra ne tik išsilaisvinimo, bet ir visiško nušvitimo priežastis. Sakydami, tegu visos būtybės išsivaduoja iš kančių ir jų priežasčių, jūs linkite joms išsivadavimo iš 1 ir 2 tauriųjų tiesų objektų. Todėl pasak Šantidevos, jei negalite pažadinti siekio patys išsivaduoti iš kančių ir jų priežasčių, kaip galite šito linkėti visoms būtybėms? Kitaip tariant, kad pažadintumėte tyrą meilę ir atjautą visoms būtybėms, pirmiausia, mums reikia išsiugdyti atsižadėjimą. Kas yra vidutinysis praktikos lygis? Tai dvasinės praktikos vykdymas neprisirišus prie samsaros, norint išsivaduoti iš tamsumų. Net jei vienintelį sykį nusilenksite iki žemės turėdami tokią motyvaciją, tai jau bus vidutinio lygio praktika.
Be šio pagrindo jūs nesugebėsite iš tiesų pažadinti bodičitos, nes tik abstrakčiai linkėsite, tebūnie visi laimingi, nežinodami, ką tai reiškia. Jūsų atjauta bus panašiai tokia, jei kas nors neteks kojos, jūs verkdami sakysite, oi, kaip man gaila šio žmogaus, tačiau taip atjausti sugeba visi, tokia atjauta nėra ypatinga. O turtuoliams turintiems gražesnius, patogesnius namus nei jūsų, geresnius automobilius, jūs pavydėsite, užuot juos atjautę. Tai reiškia, kad jūs visiškai nesupratote 4 tauriųjų tiesų. Jeigu jas gerai suprantate, turtingus žmonės turite labiau atjausti nei ligonius ar elgetas. Ligonis savo liga bent šiek tiek apsivalo nuo blogos karmos, o turtingas, klestintis žmogus iš esmės švaisto savo gerąją karmą. Vieno ir kito žmogaus padėtis vienoda, abu jie kenčia nuo tamsumo ligos. Pavyzdys 10 ligonių sergančių džiova. Jų padėtis niekuo nesiskiria, tačiau vienam iš jų nepasireiškia džiovo simptomai ir jis manydamas, kad yra sveikas, džiaugiasi, šoka, negeria vaistų. Toks žmogus vertas didesnės atjautos. Kitam blogiau, bet jis geria vaistus, tai yra mažiau vertas atjautos. Vaistai jį greitai išgydys. Todėl labai svarbu suprasti 4 tauriųjų tiesų mokymą. Kai jūs suprasite, jums paaiškės, kad visų samsaros būtybių, turtuolių ir varguolių, ligonių ir sveikųjų padėtis vienoda. Ir visi jie vienodai verti atjautos. Rusai, amerikiečiai, tibetiečiai, kinai šiuo atžvilgiu niekuo nesiskiria. Visi jie serga tamsumo liga ir visi vienodai verti atjautos. Nors kinai Tibete sunaikino visą, ką galėjo, jo šventenybė Dalai Lama niekada ant jų nepyksta. Labai juos atjaučia, nes jie kenčia nuo tamsumo ligos. Ir tai padarė jos veikiami. Kartais tibetiečiai net skundžiasi, jo šventenybė turėtų jausti didesnį artumą tibetiečiams nei kitiems žmonėms, tačiau jis jaučia vienodą artumą visiems. Tie kvaili tibetiečiai yra tiek prisirišę prie jo šventenybės, jog jiems norisi, kad jis rūpintųsi tik jais. Tai neteisinga. Jeigu tibetiečiai kada nors pradėtų kritikuoti jo šventenybę, tai tik dėl to. Jie skųstųsi, kad jo šventenybė myli visus žmonės vienodai, neskiria jų, o turėtų labiau mylėti juos tibetiečius. Taigi gerai supratę 4 tauriųjų tiesų mokymą pamatysite, kad nėra jokio pagrindo skirti vienus žmonės nuo kitų ir reikia vienodai žiūrėti į visas būtybes. Viena iš priežasčių, kodėl Buda yra tinkamas prieglobstis, kaip tik yra jo vienodas požiūris į visas būtybės. Jeigu Buda neturėtų šios savybės, vadovautųsi kokiais nors prietarais, būtų šališkas, jeigu mylėtų jūs, kai jam patarnaujate, o atsisakytų jūsų, kai jo nepaklausote, jis nebūtų tinkamas prieglobstis, būtų nepatikimas. Apie Budą sakoma, jeigu vienas žmogus masažuotų, glostytų, kvėpintų vieną jo kūno pusę, o kitas bandytų pjaustyti kitą pusę, Buda vienodai mylėtų ir atjaustų abu žmonės, todėl jis tinkamas prieglobstis. Toks yra visiškai teisingo 4 tauriųjų tiesų supratimo realizavimo rezultatas. 4 tauriųjų tiesų mokymas, ypač į jį įeinantis mokymas apie 12 priklausomo kilimo grandžių, yra nepaprastai svarbus esminis. Senovėje dvasios žygeiviai pasiekdavo aukštumas medituodami būtent šias temas. Kai įgysite 4 tauriųjų tiesų meditavimo ir pradinio lygio meditacijos patirties, jūs vėl klausydamiesi dvasios ugdymo mokymo labai susidomėsite juo. Suvoksite šį mokymą ir jis bus jums daug naudingesnis nei dabar. Gešė Čekava, sutikęs Gešę Šaravą, buvo labai susidomėjęs dvasios ugdymo mokymu ir sužinojo, kad Gešė Šarava moko viešai. Atėjęs jo mokymo pasiklausyti, Gešė Čekava neišgirdo nė žodžio apie dvasios ugdymą. Gešė Šarava mokė kitų dalykų. Jis kalbėjo apie karmą, prieglobstį, 4 tauriąsias tiesas,
bet neištarė nė žodžio apie dvasios ugdymą. Tuomet Geshe Čekava pamanė, tikriausiai jis šio mokymo nežino. Pasibaigus mokymui, Geshe Čekava ėmė laukti Geshe Šaravos. Jis paruošė jam specialią kėdę, užklojo ją gražią medžiagą ir kai Geshe Šarava atėjo, tarė: prašom sėstis štai ant šios kėdės. Kam? Paklausė Geshe Šarava. Aš juk viską jau paaiškinau per savo paskaitą. Ką tu dar nori iš manęs išgirsti? Ne, prašom sėstis. Turiu jums klausimą, neatlyžo Geshe Čekava. Tada jis padeklamavo 8 posmus apie dvasios permainimą ir tarė: skaityti šį tekstą man labai naudinga. Ar jis yra tikras ir ar būtina vykdyti šią praktiką, kad pasiektum Budos būseną? Taip, tai tikras Budos mokymas, atsakė Geshe Šarava. Ir nepraktikuojančio mokymo neįmanoma pasiekti Budos būsenos. Kai Geshe Čekava išgirdo šiuos žodžius, jo dvasią apėmė didžiulė palaima. Jis apsipylė ašaromis ir paprašė įrodyti šių žodžių teisingumą. Tuomet Geshe Šarava padeklamavo posmą iš Nagardžunos teksto. Prisimdamas visų būtybių kančias, teišdžiovinu kančių vandenyną ir atiduodamas visoms būtybėms laimę, te pripildau laimės visą erdvę. Ir paklausė, ar yra koks žmogus pasaulyje, kuris abejotų Nagardžunos tikrumu. Šią istoriją aš girdėjau iš jo šventenybės Dalai Lamos lūpų. Jis pasakojo, kad Geshe Čekava ant pečių nešiojo kuprinę su visais pagrindiniais tekstais. Jis tuoj pat ją nusiėmė ir pradėjo Nagardžunos tekste ieškoti tų žodžių. Radęs 3 kart nusilenkė Geshe Šaravai išsitiesdamas ant žemės, atnašavo jam hadaką ir paprašė Gešės būti jo dvasiniu mokytoju šiame ir kitose gyvenimuose. Kai Geshe Šarava išvardino visus to mokymo šaltinius, Geshe Čekava buvo priblokštas ir paklausė: jeigu taip, kodėlgi jūs neaiškinote šio mokymo viešai? Jeigu aš būčiau iš karto aiškinęs, atsakė Geshe Šarava, žmonėms šis mokymas nebūtų tikęs. Labai svarbu turėti pagrindą, tad iš pradžių mokiau pradinio ir vidutinio lygio praktikos. Parengiamosios praktikos išties labai svarbios. Kai sėdite vieni, užuot galvoję apie tai, kas jūsų neliečia, pavyzdžiui, ką pasakė jis, ką padarė ji ar jie, geriau mąstykite apie 4 tauriąsias tiesas. Jei staiga ateitų įkvėpimas, parašykite apie ją eilių. Kurti eiles apie dharmą labai naudinga. Eilės padeda protui prie jos priprasti. Anksčiau Tibeto kalnuose gyveno labai daug jogų atsiskyrėlių. Jie sukūrė daugybę eilių apie bodičitą, tuštumą, 4 tauriąsias tiesas ir taip toliau. Tokie eilėraščiai reikalingi tam, kad sąmonė susigyventų su tomis temomis. Pavyzdžiui, didis bodhisattva Kulu Lama Rinpoche, gyvenęs 20 amžiuje, sukūrė ištisą poemą apie bodičitą. Bodičitos pašlovinimas. Teksto pabaigoje yra tokie žodžiai: visai neketinau rašyti knygos. Šias eiles parašiau tam, kad mano protas pažintų bodičitą. Rinpočės mokiniai ir sekėjai po jo mirties išspausdino tą tekstą ir jis išties labai naudingas. Savo eiles apie bodičitą Rinpoče parašė jausdamas dvasinį įkvėpimą. Beje, eilių rašymas labai naudingas ir kaip priemonė pažadinti emocijas susijusias su mokymu. Dažniausiai žmonės kuria eiles būdami prie ko nors prisirišę. Ilgainiui prisirišimas tiek užvaldo jų sąmonę, kad jie tampa lyg pamišę. Ne visai išprotėję, bet keisti. Pavyzdžiui, jie atkreipia dėmesį į kokį nors mažytį dalyką ir taip jį išaukština, meistriškai išgražina, kad jis pasidaro nepaprastai gražus. Tikrovėje pamatęs tą dalyką, įkvėpusi juos kurti, jūs neižvelgsite nieko ypatingo, nieko tokio, kas buvo aprašyta. O jeigu tokių eilių autoriui pasakysite: na,
tas dalykas, kurį tu apdainavai, nėra jau toks ypač gražus, tad kamgi rašyti apie jį tokias grožybės? Jis atsakys, taip, bet jei pažvelgsi į jį mano akimis, pamatysi, koks jis nuostabus. Aš juokauju. Taigi pirmoji iš 7 dvasios ugdymo prasmių – vykdyk parengtines praktikas. Įgarsino Mahajana akademija.